Sveiki atvykę į mūsų virtualią knygų lentyną. Šiandien noriu pakviesti jūs į kelionę po vieną reikšmingiausių geopolitikos veikalų – Zbignevo Brežinskio Didžiojo šachmatų lenta. Tai knyga, kuri, nepaisant to, kad parašyta prieš kelis dešimtmečius, stebėtinai tiksliai nupiešė pasaulio tvarką ir JAV vaidmenį joje. Jos idėjos ne tik atliepia šiandienos realybės, bet ir padeda suprasti giliausius tarptautinių santykių motyvus. Brežinskis, įžvalgų strategas ir politikos teoretikas, šioje knygoje pateikia drąsią, bet įtikinamą tezę. Eurazija, didžiulis žemynas apimantis Europą ir Aziją, išlieka absoliučiu pasaulio geopolitiniu centru. Nors po šaltojo karo Jungtinės Amerikos valstijos tapo pirmąją ir vienintelę išties globalią supervalstybę, jų strateginis tikslas yra išlaikyti šią viršenybę. O tai reiškia vieną – neleisti atsirasti jokiai dominuojančiai priešiškai galiai Eurazijos žemyne. Šiam tikslui pasiekti Brežinskis brėžia išsamią Eurazijos geostrategiją, kurios esmė – skatinti stabilią kontinentinę pusiausvyrą, o JAV veiktų kaip galutinė politinė arbitražo institucija. Knyga detaliai nagrinėja Amerikos unikalią ir stulbinančiai greitai įgytą pasaulinę hegemoniją, kurią lėmė savitas idealizmo, ekonominio dinamiškumo ir karinės galios derinis. Šaltasis karas buvo precedento neturintis globali kova tarp dviejų ideologiškai varžovų, o branduolinio atgrasimo grėsmės suteikė jai ypatingą įtampą, privertusi konfliktą plėtoti daugiausia Eurazijos periferijose ir nekarinėmis priemonėmis. Galiausiai Amerikos vadovaujama koalicija nugalėjo dėl didesnio politinio gyvybingumo, ekonominio dinamiškumo, technologinio pranašumo ir plačiai paplitusio kultūrinio patrauklumo. Tuo tarpu Sovietų sąjunga pasižymėjo vidiniu rigidiškumu, ekonominę stagnaciją ir kultūrinių paniekos jausmų net iš savo pačios vasalų. Po Sovietų sąjungos žlugimo Jungtinės valstijos iškilo kaip vienintelė pasaulinė galia, primenanti Romos ar imperinės Kinijos regioninės imperijas, kurios taip pat kontroliavo didžiulės teritorijas pasitelkdamos puikią organizaciją, resursus ir persmelkiantį kultūrinio pranašumo jausmą. Tačiau istorija taip pat moko, kad imperijų fragmentacijos priežastys dažnai slypi vidiniais faktoriais. Pernelyg didelę ekspansiją, kultūrinį nuosmukį ir ekonominį smukimą, o ne tiesioginių karinių pralaimėjimų. Šiandieninė Amerikos globali galia yra unikali savo apimtimi. Brežinskis lygina ją su istorinėmis imperijomis, nuo karinių požiūrių dominavusios, bet kultūriškai trapios Mongolų imperijos iki Europos jūrų galių, kurios niekada nepasiekė kontinentinės hegemonijos. Jungtinės valstijos viršija jas 4 lemiamose srityse – karinėje, ekonominėje, technologinėje ir kultūrinėje. Skirtingai nei ankstesnės imperinės sistemos, Amerikos globali galia pasitelkia savitą sistemą, pabrėžiančią kooptaciją, netiesioginę įtaką ir visuotinį demokratinių principų ir masinės kultūros patrauklumą. Šis metodas sujungia neprilygstamą karinę galią su reikšminga minkštąja galia, siekiant išlaikyti neprilygstamą globalų pasiekimą. JAV pristatoma kaip vienintelė visapusiška globali galia, iš esmės besiskiriančia nuo bet kokios ankstesnės galios. Amerikos globali hegemonija, pasak autoriaus, grindžiama ideologija, siejančia individualią sėkmę su laisve ir gerove, pasireiškiančia sudėtinga alijansų ir institucijų sistema, didžiąja dalimi kilusia iš JAV ir joje dominuojančia. Ši sistema, apimanti karinės sutartis, ekonominius forumus ir finansinės organizacijas, plečiasi visame pasaulyje, tačiau kritiškai priklauso nuo Amerikos gebėjimo išlaikyti pranašumą prieš Euraziją, didžiausią ir geopolitiškai reikšmingiausią pasaulio žemyną. Žvelgiant į Euraziją kaip strateginę šachmatų lentą, Amerikos iššūkis yra užkirsti kelią vieningo varžovo iškilimui. Tai reikalauja sumanumo geostrategijoje, diplomatijoje ir koalicijų kūrime, ypač atsižvelgdamas į paviršutinišką jos hegemonijos pobūdį, apribotą demokratinėmis vertybėmis ir kintančių tarptautinės galios pobūdžių.
Šiandien globali įtaka labiau kyla iš ekonominio pranašumo nei teritorinio laimėjimo, o Eurazija išlieka centrinė arena kovai dėl pasaulinio dominavimo. Norinčios išlaikyti tarptautinę lyderystę, Jungtinės valstijos privalo įgyvendinti sudėtingą geostrategiją, skirtą tikslingam geostrateginių žaidėjų ir geopolitinių atramos taškų valdymui. Žaidėjai, tokie kaip Rusija, Kinija, Prancūzija ir Vokietija, yra galingos nacijos, aktyviai siekiančios pakeisti status quo. Tuo tarpu atramos taškai, pavyzdžiui, Ukraina ar Azerbaidžanas, yra kritiškai svarbus dėl savo jautrios padėties ir pažeidžiamumo, turinčio įtakos regioniniai dinamikai. Brežinskis pabrėžia, kad ne visos galingos nacijos yra žaidėjai, pažymėdamas, kad net svarbios sąjungininkės, tokios kaip Didžioji Britanija ir Japonija, neturi ekspansyvių ambicijų ar aktyvaus įsitraukimo, kad jomis būtų laikomos. Autorius išskiria keletą gyvybiškai svarbių geopolitinių atramų taškų, kurie bus esminiai Eurazijos ateičiai. Tarp jų yra Ukraina ir Azerbaidžanas, kurių nepriklausomybė yra raktas užkertantis kelią atgimstančiai Rusijos imperijai. Kiti reikšmingi atramos taškai, tokie kaip Turkija, Iranas ir Pietų Korėja, yra būtini regiono stabilumui ir kritinių galios balansų valdymui. Knygoje taip pat apibrėžiamos Amerikos pagrindinės politinės dilemos, kurios apima paramą išties vieningai Europai, Rusijos imperinių ambicijų valdymą, kartu skatinant jos vystimasi, ir nestabilaus centrinės Eurazijos regiono stabilizavimą. Galiausiai Brežinskis pabrėžia iššūkį integruojant ar neutralizuojant kylančią Kiniją, siekiant užtikrinti ilgalaikius Amerikos interesus ir užkirsti kelią pavojingoms naujoms koalicijoms tolimuosiuose rytuose. Viena iš pagrindinių šių iššūkių yra Kinijos iškilimas. Prisitaikymas prie kylančios Kinijos, perspėja Brežinskis, kainuoja brangiai, potencialiai destabilizuojant JAV aljansus Rytų Azijoje ir vedant prie įtakos nuolaidų. Taip pat autorius aprašo pavojingas antihegemoninės koalicijas, kurios galėtų atsirasti. Europa pristatoma kaip gyvybiškai svarbis Amerikos geopolitinis placdarmas, tačiau ji išlieka ne visiškai vieninga Amerikos protektoratu, stokajant vidinio gyvybingumo ar aiškios kolektyvinės vizijos. Autorius teigia, kad JAV privalo ryžtingai įsikišti ir vadovauti Europos vienijimui, balansuojant Prancūzijos didybės aspiracijas su Vokietijos noru siekti atpirkimo ir saugumo, siekiant išlaikyti savo nepakeičiamą įtaką žemyne. Prancūzija ilgą laiką puoselėjo vieningos, nepriklausomos Europos viziją, vadovaujama jos pačios, siekdama sumažinti Amerikos viršenybę, kartu strategiškai valdydama galingą Vokietiją savo pageidaujamoje geopolitinėje orbitoje. Tačiau Vokietijos susivienijimas iš esmės pakeitė šią dinamiką, pastatydamas Vokietiją kaip dominuojančią žemyno galę, nebepatenkinta Prancūzijos globa ir prioritizuojančią savo pačios Europos institucijų plėtrą į rytus, paremtą gyvybiškai svarbiu transatlantiniu ryšiu. Šis pokytis privertė Prancūziją imtis sudėtingų diplomatinių manevrų, įskaitant pakartotinį bendradarbiavimą su NATO ir savo paramos plėtra naudojama kaip svertą, siekiant patvirtinti Europos tapatybę aljanse ir subalansuoti augančią Vokietijos įtaką. Galiausiai, nors Prancūzijos ir Vokietijos partnerystė išlieka kritiškai svarbi, jų besiskiriančias geopolitinės prioritetinės sritis kelia didelį iššūkį Amerikos tikslui sukurti darnią, gyvybingą ir su JAV susijusią Europą. Apskritai, Brežinskis tvirtina, kad tvirtas Amerikos įsitraukimas yra būtinas vieningai Europai, kuri yra gyvybiškai svarbi JAV saugumui ir demokratijos skatinimui visame pasaulyje. Europa susiduria su vidinėmis krizėmis ir fragmentacijos rizika, galinčia sukelti atsinaujinusius nacionalinius varžymusius arba agresyvesnę Vokietiją, jei vienijimosi pastangos žlugs be stipraus JAV palaikymo.
Todėl JAV privalo nedviprasmiškai įsipareigoti remti išties vieningą Europą kaip pasaulinę politinę ir saugumo partnerę, o ne vien ekonominį bloką. Tam reikia pritaikyti transatlantinės institucijas, tokias kaip NATO, kad jos atspindėtų lygesnę JAV ir ES partnerystę ir strategiškai naviguotų esminius, tačiau sudėtingus Prancūzijos ir Vokietijos vaidmenis vienijimosi procese. NATO plėtra pristatoma kaip neatsiejama Europos plėtros dalis, būtina stabilios euroatlantinės saugumo sistemos sukūrimui ir ilgalaikio JAV vaidmens užtikrinimui. Vykdomas politinių ir istorinių imperatyvų, o ne priešiškumo Rusijai, šis procesas, vadovaujamas glaudaus JAV ir Vokietijos bendradarbiavimo, siekia užkirsti kelią juodajai saugumo skyliai centrinėje Europoje ir užtikrinti, kad jokia išorinė jėga negalėtų vetuoti kvalifikuotos tautos narystės. Autorius nurodo etapinį NATO ir ES plėtros tvarkaraštį, apimanti šalis tokias kaip Lenkija, Vengrija, Baltijos valstybės ir galiausiai Ukraina, teigdamas, kad narystės perspektyva skatina demokratinės reformas. Galiausiai tekste perspėjama, kad plėtros vilkinimas diskredituotų JAV lyderystę, sugriautų vieningos Europos viziją ir rizikuotų atgaivinti Rusijos geopolitinės aspiracijas, todėl aiški ir progresyvi plėtros politika yra gyvybiškai svarbi globaliam stabilumui. Knyga itin detaliai aprašo Rusijos gilų socialinį ir biologinį niokojimą po šimtmečio karų ir komunistinio valdymo. Palikus ją sunkioje vidinėje krizėje 9-ojo dešimtmečio viduryje, kai smuko sveikata ir gyvenimo trukmė. Sovietų sąjungos žlugimas Rusijai atnešė milžiniškus geopolitinius praradimus, iš kurių svarbiausias Ukrainos nepriklausomybė, drastiškai apribojusi Rusijos imperinės aspiracijas ir prieigą prie svarbiausių strateginių regionų. Šis fragmentavimas taip pat paskatino nepriklausomų, dažnai nacionalistinių valstybių atsiradimą Juodosios jūros, Kaspijos ir Centrinės Azijos regionuose, o auganti Kinijos galia toliau kėlė grėsmę Rusijos rytiniam flangui. Besigrumdamas su gilia tapatybės krize, ar ji yra nacionalinė ar imperinė valstybė, Rusija susidūrė su ribotu geostrateginių pasirinkimų spektru, įskaitant partnerystę su JAV, artimojo užsienio susigrąžinimą arba prieš JAV nukreiptų aljansų kūrimą. Iš pradžių prezidento Jelcino postsovietiniai užsienio politikai dominavo vakariečiai, kurie Rusiją įsivaizdavo kaip vakarų dalį, siekiančią lygiavertės brandžios strateginės partnerystės su jungtinėmis valstijomis. Šis požiūris numatė globalų bendradarbiavimą, vakarų pagalbą vidaus reformoms ir Rusijos specialios įtakos išlaikymą centrinėje Europoje ir buvusiose sovietinėse respublikose. Tačiau ši vizija pasirodė nereali dėl Rusijos prigimtinio silpnumo, JAV abejingumo lygiavertei partnerystiai ir Rusijos tebesitęsiančių imperinių ambicijų, ypač susijusių su NATO plėtra ir jos artimuoju užsieniu. Šios vakariečių strategijos nesėkmė, sustiprinta Rusijos vidaus iššūkių ir dviprasmiškos pozicijos dėl jos sovietinės praeities, greitai paskatino alternatyvių artimojo užsienio koncepcijų atsiradimą, orientuotų į Rusijos dominavimo buvusioje sovietų erdvėje atkūrimą. Galiausiai visos ankstyvosios postsovietinės užsienio politikos galimybės buvo laikomos istoriškai klaidingomis dėl iškreiptos Rusijos tikrosios galios ir tarptautinio potencialo suvokimo. Po Sovietų sąjungos žlugimo Rusija siekė postimperinis apšviestos integracijos su savo artimuoju užsieniu, iš pradžių tai įvardindama kaip ekonominį bendradarbiavimo, tačiau greitai atskleidžiant imperinės užuominas ir ambicijas dėl išskirtinės įtakos sferos. Šis tikslas buvo užkoduotas oficialioje politikoje ir filosofiškai sustiprintas eurazianizmo doktrina, teigiančia Rusijos unikalią kultūrinę tapatybę ir globalią misiją vadovauti postsovietiniai politiniai ir ekonominiai sąjungai. Tačiau šios pastangos susidūrė su dideliu pasipriešinimu iš naujai nepriklausomų valstybių, ypač Ukrainos, kurios, remiančios vakarus, gilesnę integraciją laikė grėsme savo suverenitetui ir atmetė Maskvos imperinius planus.
Šis išorinis pasipriešinimas kartu su populiaraus entuziazmo trūkumu brangiai kainuojančiam imperijos atkūrimui pačioje Rusijoje veiksmingai sustabdė Maskvos ambicijas atkurti buvusią imperiją. Todėl Rusijos artimojo užsienio prioritetas pasirodė esanti geopolitinė iliuzija, nepavykusi įtvirtinti įtakos ir izoliuoti Rusiją. Taip pat bandymai sudaryti antihegemoninį kontraljansą su Kinija ir Iranu prieš JAV buvo laikomi neįgyvendinamais, suteikiant mažai strateginės naudos ir rizikuojant tolesnę izoliaciją. Autorius teigia, kad vienintelė realistinė Rusijos geostrateginė galimybė yra integruotis su transatlantinė Europa, konkrečiai su besiplečiančia ES ir NATO. Šis kelias reikalauja, kad Rusija aiškiai atsisakytų savo imperinės praeities, priimtų geopolitinį pliuralizmą posovietinėje erdvėje, ypač Ukrainos nepriklausomybę ir nesikištų į Europos plėtrą. Galiausiai Rusijos sprendimas priimti Europą priklauso nuo jos sutikimo su visiška Ukrainos integracija į Europos struktūras, o tai yra lemiamas Rusijos įsipareigojimo neimperiniai modernizuotai ateičiai testas. Pereinant prie kitos Eurazijos dalies, Brzezinskis Eurazijos Balkanus apibrėžia kaip didžiulį, etniškai ir religiškai heterogenišką galios vakumą, apimantį pietryčių Europos, Centrinės Azijos ir Artimųjų rytų dalis. Šis regionas yra strategiškai labai svarbus dėl savo esminės padėties ir milžiniškų dar neatrastų gamtinių dujų ir naftos atsargų, kurios yra būtinos būsimiems pasaulinės energetikos poreikiams. Tačiau jo vidinis nestabilumas, savavališkai nubrėžtos sienos ir giliai įsišakninusios etninės ir religinės įtampos daro jį labai pažeidžiamą įsibrauvimui ir konkurencijai iš galingų kaimynų, tokių kaip Rusija, Turkija, Iranas ir Kinija. Šios zonos nacijos, tokios kaip Azerbaidžanas ir Uzbekistanas, grūmėsi su sudėtingais valstybių kūrimo iššūkiais, vidiniais konfliktais ir išoriniu spaudimu. Visos siekia įtakos ir kontrolės regione esančių didžiulių resursų atžvilgių. Eurazijos Balkanai vaizduojami kaip labai nestabilus regionas, pasižymintis vidumi įvairiomis ir dažnai susiskaldžiusiomis populiacijomis, tokiose valstybėse kaip Kirgizija, Tadžikistanas ir Afganistanas, kur kylančio islamo sąmonės kryžiuojasi su posovietiniu palikimu. Šį būdingą nestabilumą dar labiau sustiprina daugybinė kova, kurioje dalyvauja Rusija, Turkija ir Iranas, kiekviena vedama istorinių impulsų ir besivaržanti dėl geopolitinės įtakos, ekonominės naudos ir ideologinio dominavimo. Kinija taip pat iškyla kaip svarbi žaidėja, siekianti buferinių valstybių ir prieigos prie energetinių resursų. Šios nepastovios konkurencijos širdyje yra kontrolė prie prieigos prie regiono turtų, ypač kritinių dujotekių maršrutų, todėl tai yra esminė arena globalios galios dinamikai. Apibendrinant regioninę dinamiką, Brzezinskis detaliai aprašo ilgą Rusijos ekspansijos į Kaukazą ir Centrinę Aziją istoriją, kuri dramatiškai pasikeitė 1991 metais žlugus Sovietų sąjungai, atskiriant didžiulės teritorijas ir gyventojų grupės. Nepaisant susilpnėjusios būklės, Maskva siekia išsaugoti dominuojančią geopolitinę ir ekonominę įtaką šioms naujoms valstybėms per NVS, karinį buvimą ir politinį svertą, užkertant kelią jų gravitacijai link varžovų ir ribojant jų suverenitetą. Tačiau naujai nepriklausomos valstybės aktyviai priešinasi šiai reintegracijai, diversifikuodamos ekonominius ir transporto ryšius, pavyzdžiui, dujotekius apeinačius Rusiją ir skatindamos regioninį bendradarbiavimą, dažnai remiamos išorinių jėgų, tokių kaip JAV, Turkija ir Iranas. Ši dinamika sukuria sudėtingą geopolitinę kovą, kurioje Rusija yra per silpna imperiniam atkūrimui, bet per stipri, kad būtų visiškai atmesta, palikdama regiono ateitį atvirą tarp konkuruojančių nepriklausomybės ir įtakos siekių. Amerikos geostrategija Eurazijoje reikalauja užkirsti kelią bet kurios vienos galios dominavimo Centrinėje Azijoje, skatinant bendradarbiavimo pliuralistinę pusiausvyrą, kuri Rusiją apimtų kaip partnerę, o ne monopolistę. Tuo pat metu, tolimuosiuose rytuose matome sudėtingą sąveiką, kurioje Kinijos iškilimas, besikeičiantis Japonijos vaidmuo ir JAV aljansas sukuria metastabilę aplinką.
Nepaisant didžiulio Rytų Azijos ekonominio dinamiškumo, jai trūksta stabilizuojančių daugiašalių struktūrų, todėl ji tampa politiniu ugnikalniu, linkusiu į konfliktus dėl eskaluojančių nacionalizmų ir daugybės teritorinių ginčų. Galiausiai, Jungtinės valstijos privalo sumaniai valdyti šiuos sudėtingus santykius abiejose regionuose, kad skatintų subtilų regioninį balansą, užkirstų kelią konfliktams ir užtikrintų netrukdomą pasaulinę prieigą. Bžezinskis teigia, kad giliai įsišaknyjęs Kinijos troškimas atgauti istorinę didybę, jos pastaruosius 150 metų pažeminimo laikant nukrypimų, skatina dabartinės aspiracijas. Nors įprastos prognozės numato Kinijos iškilimą kaip globalios galios per kelis dešimtmečius, autoris išreiškė didelį skepticizmą. Jis teigia, kad nuolatinis Kinijos augimas susiduria su iššūkiais dėl ekonominių pažeidžiamumų ir įgimto atviros ekonomikos nesuderinamumo su jos rigidiška politinė sistema, o tai gali sukelti nestabilumą ir sunkų kelią į demokratizaciją. Galiausiai, Bžezinskis teigia, kad Kinija yra realistiškiau pasirengusi tapti dominuojančią regioninę galę Rytų Azijoje, vedama istorinių pretenzijų, geografinių imperatyvų ir resursų poreikių, o ne išties konkurencinga globalia galia artimiausioje ateityje. Kinija jau dabar ir iškėja kaip dominuojanti regioninė galia, vis labiau kurianti paklusnumo sferą per ekonominę įtaką tokiose srityse kaip Rusijos tolimieji rytai ir Mongolija. Kinijos geostrategija siekia taikiai sumažinti Amerikos hegemoniją, strategiškai veikiant kritinį JAV ir Japonijos alijansą, vengiant tiesioginės karinės konfrontacijos. Nors Kinija numato platesnę įtakos sferą, ši plėtra greičiausiai išprovokuos stiprius kontralijansus iš tokių galių kaip Rusija, Indija ir įvairios pietryčių Azijos valstybės. Todėl būsimasis Azijos geopolitinis kraštovaizdis priklauso nuo sudėtingos Kinijos iškilimo, Amerikos įsitraukimo ir besikeičiančio Japonijos vaidmens, siekiant didesnės autonomijos esant jos saugumo priklausomybei nuo JAV. Japonija, svarbi JAV sąjungininkė ir ekonominė galia, kaip ir Vokietija, unikaliai naviguoja savo geopolitinį vaidmenį tarp tebesitęsiančių Azijos istorinių priešiškumų ir regioninių partnerių trūkumo, paliekant ją politiškai izoliuotą. Jos pokario Jošidos doktrina, orientuota į ekonomiką ir JAV saugumo priklausomybę, nebėra pakankama, skatinanti nacionalinę diskusiją apie jos ateitį. Nors dauguma variantų atmeta ekstremalų pacifizmą ar vienašališką persiginklavimą, įtakingos politinės nuostatos siekia panaudoti JAV alijansą globaliam pripažinimui, kartu didinant tarptautinės atsakomybės. Šalis siekia tai pasiekti neatstumdama Azijos kaimynų ir palaipsniui juda link proaktyvesnės diplomatijos, balansuodama savo unikalius iššūkius su besikeičiančiais globaliais poreikiais. Knygoje teigiama, kad Japonija pirmenybę teikia atsargiam Kinijos ugdymui, o ne tiesioginių sulaikymui, pasikliaudama savo JAV alijansų dėl saugumo, tuo pat metu atmesdama visišką prisitaikymą prie Pekino. Todėl JAV strategija privalo sumaniai valdyti šį trikampį santykį, nukreipdama Japonijos globalias ambicijas ir integruodama kylančią Kiniją į tarptautinį bendradarbiavimą, o nesiekdama sulaikymo politikos. Siekiant regiono stabilumo, JAV privalo išlaikyti aiškias raudonas linijas, susijusias su bet kokiu priverstiniu Taivano susivienijimu, įsikišdama dėl savo geopolitinių interesų Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Panašiai, Korėjos ateities reikalingas subtilus JAV buvimas ir laipsniškas požiūris, siekiant užkirsti kelią regiono destabilizavimui ir išsaugoti gyvybiškai svarbų JAV ir Japonijos alijansą. Ši tvirta ir aiškiai apibrėžta JAV ir Japonijos partnerystė yra gyvybiškai svarbi Amerikos geostrateginiams interesams Eurazijoje ir platesniam regioniniam stabilumui. JAV palengvintas Japonijos ir Korėjos susitaikymas yra būtinas, siekiant sušvelninti Korėjos susivienijimo komplikacijų ir palaikyti nuolatinį JAV buvimą. Autorius perspėja apie dezorientuotą Japoniją be stipraus JAV alijanso, teigdamas, kad tai destabilizuotų Aziją ir pasisako už esamo JAV karinio lygio Japonijoje išlaikymą. Galiausiai Japonija turėtų tapti Amerikos globalia partnerė sprendžiant pasaulio reikalus, o Kinija tolimųjų rytų ankerų tradicinėje galios politikoje, siekiant skatinti Eurazijos pusiausvyrą. Siūlomos paskatos, tokios kaip JAV ir Japonijos laisvosios prekybos sutartis, siekiant įtvirtinti Japonijos globalų neregioninį karinį vaidmenį. Apibendrinant, Zbignevo Bžezinskio didžioji šachmatų lenta nubrėžia kritinę geostrategiją Jungtinėms valstijoms, skirtą valdyti globalią galios dinamiką, sutelkiant dėmesį į Euraziją kaip į pasaulio centrinę areną. Siūlomas daugiapapis požiūris. Pirma,
konsoliduoti geopolitinį pluralizmą, siekiant užkirsti kelią priešiškoms koalicijoms, tada ugdyti strateginės partnerystės su vieninga Europa ir postimperinė Rusija, galiausiai vedant į bendrą globalią atsakomybę. Strategija pabrėžia NATO ir ES plėtrą, siekiant įtvirtinti Europos euroatlantinį suderinamumą ir palaikyti postsovietinių valstybių nepriklausomybę, kad būtų atgrasytos Rusijos imperinės ambicijos. Galiausiai autorius teigia, kad toks proaktyvus, ilgalaikis planas yra būtinas valdyti kylančias regioninės galias, užkirsti kelią būsimoms krizėms ir išlaikyti Amerikos globalią viršenybę. Ši strategija apima pragmatišką susitaikymą su Iranu, gilesnį bendradarbiavimą su demokratinė Indija ir nuolatinį strateginį dialogą su Kinija, kruopščiai balansuojant Kinijos regioninio iškilimo prisitaikymą su tvirtu JAV ir Japonijos alijansu. Galutinė vizija yra Trans-Eurazijos saugumo sistema, TES, kuri institucionalizuotų bendradarbiavimą tarp pagrindinių galių, tokių kaip Europa, Rusija, Kinija, Japonija ir Indija. Nors knygoje patvirtinamas unikalus Amerikos vaidmuo kaip galimai paskutinės globalios supervalstybės, tekste pripažįstamos artėjančios jos viršenybės ribos ir vidaus iššūkiai jos norui naudoti galią, pabrėžiant skubą formuoti ilgalaikės tarptautinės partnerystės. Brežinskis aiškiai įvardyja plačiai paplitusi nerimo jausmą vakaruose, kylančią iš kultūrinių krizių, ekonominės stagnacijos ir istorinių konfliktų atgimimo po šalto karo. Jis teigia, kad Amerika, kaip vienintelė supervalstybė, turi siaurą langą proaktyviai formuoti globalų stabilumą. Tai apima dvigubą strategiją – išlaikyti Amerikos lyderystę bent vieną kartą, kartu skatinti naują globalaus bendradarbiavimo sistemą, aktyviai įtraukiant kylančias galias tokias kaip Kinija ir integruojant Rusiją į vakarietiškai orientuotą ateitį. Autorius kritikuoja praeitą JAV užsienio politiką, kad ji nesusiejo Amerikos galios išsaugojimo su būtinybė kurti geopolitinį stabilumą ir išvengti anarchijos. Brežinskis teigia, kad supaprastinti trumpalaikiai sprendimai yra nepakankami dabartinėms globalioms problemoms spręsti, siūlydamas bendradarbiavimo ir spaudimo sistemą, apimančią Kiniją, Rusiją ir Jungtines valstijas. Pakartodamas pagrindinę didžiosios šachmatų lentos idėją, autorius teigia, kad Amerika, greičiausiai paskutinė vienintelė globali supervalstybė, susiduria su savo viršenybės laikinu pobūdžiu. Ši įžvalga nėra išnievavimo nuosmukio pranašystė, o strateginis perspėjimas, raginantis JAV atsisakyti unitarizmo ir proaktyviai puoselėti daugiapolarią pasaulio tvarką. Štai tokia yra Zbignevo Brežinskio didžioji šachmatų lenta. Knyga, kuri priverčia susimastyti apie galios dinamiką, valstybių ambicijas ir JAV vaidmenį šiame sudėtingame pasaulio žaidime. Ji ne tik apšviečia praeitį ir dabartį, bet ir meta iššūkį mąstyti apie ateitį, kurioje globalia pusiausvyra lemia sumani geostrategija ir gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančių tarptautinių santykių. Labai rekomenduoju ją perskaityti visiems besidomintiems pasaulio politikos užkulisiais. Iki pasimatymo kitame knygų aptarime.